middle of nowhere. Take 2. Štai atėjo laikas mano mylimiausiam keliui. Tikrinam dviračio stabdžius. Pirmasis prasiėjimas, neplanuotas. Per tokį kelią ne tai, kad pravažiuoti, o praeit labai sunku. Oh my god. Bet nuotykiai įteis. Ieškau kuo greičiau posūkio link normalaus kelio. Please God. Štai ir kontentas. Ten kyla ant kojas. Viskas stop filming. GoPro stop capture. 100 pasiektas. Kaip matot, dar nesutemus. Mokomės iš praeities klaidų. Na ir liko 3 kilai iki vietos. Džiaugiuosi, kad šiais metais važiuoju šiek tiek kitais keliais ir netokiais smėliuotais ir vingiuotais. Nors iki šito kempingo bet kokiu atveju asfaltuotų kelių nenuvažiuosi. Jis yra visiškai atitrūkęs nuo miesto artimiausio, kažkur apie 15 kilų. Labas rytas. Antroji diena. Tiksliau, antrasis rytas, kai esu kelioniai. Šiandien atsibudau toj pačioj vietoj, kur buvau prieš metus. Buvau atsikėlęs 3 ryto, nes lyja labai stipriai. Galvojau, nuneš palapinę, bet dabar jau matau, kad pakankamai prašviesėja. Pasižiūrėsiu, dar nebuvau išėjęs į lauką. Dar mąstau, ką daryti, ar likti ir vėl kaip praeitais metais čia vienai nakčiai, ar vis dėlto, kol yra geras, kol nelyja, susipakuoti ir važiuoti. Tai va, eisiu išsimaudyti, papusryčiausiu ir tada žiūrėsiu, kas toliau laukia manęs. Susipakavau daiktus, vis dėlto nusprendžiau, kad judu toliau, nors oras nelabai žada būti geras, bet nenoriu užsibūti vienoje vietoje. Laukia dar ilga kelionė, tai beveik nieko čia nefilmavau, šitam kempinge praeitą kartą filmavau, tai beveik nieks nepasikeitė. Oras toks pat, kaip buvo rugsėjai, tik kad žmonių šiek tiek daugiau. Tai va, judam toliau. Šiandien yra pirmoji diena, kai jau skirsis mano praeitų metų maršrutas. Keliauju ne į Gdansko pusę, bet į Krokuvos
O pradžioj iki Varšuvos. Šiandien planas numint 7-5 kilus. Ir galimai bent jau šiai savaitai nakvot, paskutinį kartą nakvot kempinge su patogumais, taip vadinamaisiais. Nes vėliau jau rytoj ieškosiu kažkur vietos tiesiog miške pasistatyti palapinę. Miau. Štai čia ir skiriasi kelias. Praeitą kartą važiavau ten, tą pusę už manęs. Dabar važiuoju į apačią Lenkijos. Su šortais neskauda šiknos. Varau link Augustavo. Ir tada nuo ten dar liks kažkur apie 3 kilų iki šiandienos poilsio vietos. Oras nors ir netrigerina labai stipriai, bet jis tikrai nėra vasariškas. Toks jausmas lyg aš va ir vėl rugsėjo mėnesį važiuoju į Gdanską. Bet šiaip nuotaikos nuostabios. Kelias pakankamai ok. Šįkart nedariau tos klaidos ir važiuoju ten, kur rodo GPS-as būtent dviračio keliu, o ne autostrada. Eksplorinu pasaulį, kitaip tariant. Man rodos raigę sutraiškiau. Gary, no! Esu dabar Augustove ir važiuoju lenkiškąją Užupio gatvę. Ulica Zarzecza. Už upės. Šitoje vietoje tai tikrai dažniausiai sustodavom iš visokiausių kelionių. Kas kart apsipirkti. Šį kartą važiuoju toliau, nes juk negrįžtu dabar į Lietuvą. Kotvica. Gražus dalykas. No. Dabar valgydamas Snickersą prisiminiau savo pirmąją kelionę į kalnus. Tai buvo prieš 15 metų. Tuo metu tai buvo mokyklos ekskursija su religijos tikybos mokytoju, kunigu, kuris paskui tapo geras mano draugas. Ir jis visą laiką turėdavo kelionę į Snickersą ir kolos buteliuką. Ir aš tada nesuprasdavau, kam jis. Nu, kažkaip ne tai, kad nesuprasdavau, bet buvo keista. Dabar aš jį puikiai suprantu. Liko 30 kilometrų. Na ką, kartoju praeitų metų nuotykius, nes nespėjau atvažiuoti iki vietos, kol buvo šviesu. Įvažiavau į mišką, nes kempingas logiška miške, ir atsitrenkiau į kažkokią tai šaką. Tai lūžo viena dalis krepšio. Žiūrėsim, rytoj bandysiu taisyti. Oh, yes, baby. Šį vakarą sausieji pusryčiai. Šį vakarą sausa vakarienė. Laukia bandelė su sūriu. Su sūriu.
Ar man patinka sūris? Taip, man patinka sūris. Šiandien šį vakarą nakvoju pirmą kartą šitoj vietoj. Ir irgi kempinge. Labai jauku. Ką dar norėjau pasakyti, kad visą laiką laikydama šitą peilį atsimenu Modestą su Krisu, tai jiems linkėjimus perduodu. Modesta, Krisai, greetings. Pavalgau, įsivalau dantis ir einu miegot. Ketvirtoji diena, tiksliau trečias rytas, ketvirtoji diena. Miegojau nuostabiai. Tik kažkur apie 5 ar 4 ryto pradėjo kažkoks paukštis labai garsiai žadint mane. Bet atsibudau ir vėl užmigau. Nežinau kol kas koks mano planas, dar nesugalvojau. Einu pradžiai nusiprausiu, papusryčiausiu ir tada galvosiu, ar keliauju toliau, o gal čia pasilikti, čia labai gražu, ramu. Yra šilto vandens. Arba bandysiu su traukiniu važiuoti link Varšuvos. Nežinau dar kol kas nežinau savo planų, pažiūrėsiu. Pakavimasi momentas. Vis bėgu link šiltesnio oro ir vis vejasi mane kažkas tarp pavasario ir rudens. Nesuprantu, kas čia per 25 vasarą, bet nukrito tašė. Bet čia man iššūkis. Aš puikiai suprantu, kad ne veltui. Aš esu būtent čia, dabar, tokiam ore, tokioje vietoj. Kažkas turėtų įvykti gero. Tiksliau dabar jau yra gerai. Bus dar geriau. Varnos aplink skraido. Matot, jau viskas, jau barzda yra. Neatsimenu, ar vakar sakiau, bet važiuodamas atsitrenkiau per mišką atsitrenkiau į šaką ir lūžo tašių. Šitą, va čia kabinimo dalis. Tai aišku, nieko tragiško, reikės tiesiog nuvažiuoti ir pakeisti, bet kad apsidrausti ir kad nenukristų, į pagalbą, į trasą atkeliauja nuostabus žmonių išradimas, neatsimenu kaip lietuviškai, hamutai vadinami. Užsegėjai, let it be. Tai va, aišku, čia viskas ok, kaip ir buvo, viskas gerai. Ratas, nežinau, matosi ar ne, bet šiek tiek apturėjo nuotykį. Ir aš irgi. Pravažiavau kokius 3 kilus per lietų. Svarbiausia, kad ne per lietų, o per tą šlikštynę, kuri būdinga šitų regionų orams.
Ir jeigu jau lietus, tai tu toks, ai, nu davai, važiuojam, tipo Jessica, bet jeigu va, toks šūdas, tai užpisa tiesiog labai stipriai. Atrodo, kad ant tavęs visą laiką myža dievulis. Ką aš sakau, matot, kaip protas pradeda veikti po va tokio keisto dalyko. Aišku, kad čia yra dviračių takas, kurį rodo man GPS-as, nu bet kokiu atveju. Bet per tokį, tokį orą važiuoti į kalną tokių kelių, atrodo, lyg tu numintum 10 kilų. Nors numinė iš tiesų tik 2. Minu toliau. Laukia įdomus kelias. Varau vat iš čia, varau vat ten, bet man į tą kelią negalima, todėl aš varau vat ten. Kažkodėl dabar galvoje skamba ba gabalas. Nesakysiu koks. Iš tų, kurios jaunoji karta gal net neatsimena. O, ką tik turėjau pertrauką ir dabar minant supratau, kiek iš ties nedaug reikia organizmui, konkrečiai man, tiesiog 5 minučių poilsio, 2 sumuštiniai, šiek tiek riešutėlių ir atrodo ir vėl turiu pilną baką jėgų, nors tas faktas, kad mano batai kiaurai permirkė ir kelnes irgi, tai it's not okay, bet šiaip visai gerai jaučiuosi. Jėgų yra, svarbiausia tikslas yra šiandienos. Liko nei daug, nei mažai, 8-5 kilai. Pažiūrėsim, kaip atrodysiu po 8-5 kilų numinęs šiandien per lietų ir vos nesniegą Liepos mėnesį. Oh yes. Labai daug abejonių ir dvejonių, ar varyt dar pakankamai. Man rodos virš 5 dar kilų. Pradžiai parodau, kas vyksta, kai važiuoja per labai didelį lietų. Oh baby. Jo, bet vat, ką tik su pirmu batuku tai padariau, tai visai nice jausmas šiaip. Pažiūrėsim. Jėgų dar labai daug šiaip. Fu. Palyginus, kiek galvojau, kad bus. Šiaip nesu pavargęs. Labiau užknisa, vat būtent lietus. Bet prieš kokią valandą tai buvo labai daug dvejonių ir abejonių. Varyt toliau, pažiūrėsim. Labai keista, bet atrodo lyg jie būtų visiškai sausi. Nu, beveik visiškai sausi. Na ką, aš būčiau ne aš, jeigu nenuspręsčiau, kad vis dėlto reikia keliauti kuo arčiau tikslo. Tai
Ką tik sustojau, paskambinau į tą vietą, kur planuoju nakvoti šiandien, nes po tokio lietaus ir po tokių nuotykių nakvot palapiniai būtų neprotinga, niekas neišdžiūtų. Tai nakvosiu pas Boženą, pas ponę Boženą pagal balsą. Iš reviewsų skaičiau, kad visai ten fainai, tik sienos plonos, tai pažiūrėsim, bet aš kažkodėl galvoju, kad ten nebus žmonių apart manęs. Tai, na, ir apart jų gyventojų, savininkų, šeimininkų. Tai, tausys, taip keistai visą laiką kabo. Aš beje, prisipažinsiu, jeigu galvojat, kad aš visą laiką važiuoju ir klausau muzikos, tai ne velnio. Ausinės tik tam, kad šildytų ausytės. Realiai paklausiau, Lietuvoj būdamas paklausiau šiek tiek muzikos, o visą šitą kelionę jau 3 dieną važiuoju be muzikos. Aišku, vėliau norėsis kažko faino pasiklausyti. Tai va, tai liko kem 5 kilai, bet esu užtikrintas, kad pavyks kirst dar 2 vietose, nes labai keistai GPS-as rodo man. Tai laukiu žinių iš įvykių vietos, iš minkštos, tikiuosi, lovos su plonom sienom. Jeigu jūs žiūrit šitą video, vadinasi A. Aš gyvas, B. Aš sumontavau šitą video ir C. Man liko 3 kilų ir man kaip užkniso mint. Visą dieną lyjo. Aš užsipisau. Dar nepasiekiau tikslo. Žinau, kad pasieksiu, viskas bus gerai, bet labai piktas. Bet tai mano pasirinkimas. Jūs galimai nieko nematot, o gal kažką va matot, bet man liko 13 kilų, 12 kilometrų. Aš nepiktas, aš tikrai pavargęs ir užsipisęs. Piktų mane pavadint būtų per griežta. Bet aš šiandien numiniau, tiksliau dar minu, bet žinau, kad Dievas visata ir jūsų visų maldos padės man nukeliauti iki ten. Ir tuo pačiu, ką norėjau pasakyti, kad aš šiandien miniau, aš šiandien iš ties nesumeluosiu, jeigu pasakysiu, aš 102 kilų iš viso kelias, 125. Ir 100 iš jų buvo į kalną. Tiksliau, ne į kalną, bet visą laiką į nuokalnę. Aš ir dabar į nuokalnę varau ir jau tokius 30 kilų taip varau. Aš nesuprantu, kur, what the kokį čia aš tokie šipilį bandau. Kokią tokie šipilį bandau užkariauti. Nežinau, kiek čia bus daug pip, 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 pip. Gal čia bus necenzuruota versija. Bet man patinka. Šiaip nuoširdžiai aš žiauriai kaifuoju.
Va tokios bipolarinės emocijos. Nesuprastum, kas gerai,